Labą dieną, prasidėjo vasara, prasidėjo kelionių sezonas ir šiandien lankausi Latvijoje, lankysiu apleistus objektus, griuvėsius ir dabar atvykau į pirmąjį iš šitų griuvėsių. Man už nugaros altoriaus buvus vieta ir esu Lielaucės bažnyčios griuvėsiuose. O kokia arka pavojinga virš galvos, jeigu sugalvotų kristi. Kokia plyta čia maža nepasirodė. Štai taip atrodo iš vidaus tie griuvėsiai. Tai apžvelgsiu kaip iš kitų pusių, langų rėmai dar netgi išlikę, kokie buvo. Nu, dar vieną lankytoją užeina. Pažiūrėk, dar ten plytelės likę pradžiai. Čia buvęs pagrindinis įėjimas, kiek suprantu, į bažnyčią. Kažkokie kapeliai paminklai buvę. Štai taip atrodo iš išorės. Viduje dar dalis plytelių yra išlikusių. Gal čia naujai buvę klota, sunku pasakyti. Bet čia įdomu, gražu. Tuoj parodysiu, kaip atrodo iš išorės ta bažnyčia. Štai taip atrodo iš išorės. Apjuosta juosta apsauginė, tai nelandžytų, nelystų, ten įėjimas yra padarytas. Irgi langų rėmas dar palikė. Ir čia yra aprašyta, aišku, latvių kalba, Lielaucės bažnyčia ir nuotrauka, kaip jinai kažkada atrodė. ...49 metais, kiek suprantu, susprogdinta, ne? Taip iš kito šono atrodo pavapysiu. Šermukšniai auga ant likučių, ant stogo. Tai pirmas mūsų šiandien lankomas objektas Lielaucės bažnyčia, o dabar važiuojam į apleistą Stirnų kaimą. Atvykom į apleistą kaimą, Stirnas vadinasi, ir čia va yra tokie namukai. Jie negyvenami ir dabar mėginsim užeiti į pirmą namuką. Štai taip atrodo, o čia laiptų net nebėra. Į garažą užeisim. Pažiūrėkim, ką čia į gerą yra. Atsargi čia jo, čia į duobė gali būti. Šiukšlinėlės. Jungtukai elektros. Jo, laiptai, bedėka. Ai, tai išlipsim tais laiptais. Čia rūsys buvo, katilinė turbūt kokia. Pagalbinės patalpos. Nu ką, kilsim laiptais į viršų. Klepo kylam aukštyn. Vienas kambariukas, va, laikraščių kažkokiu yra. Pažiūrėsim kelintų metų. 23 janvaris, tai sausis. Čia netgi stiklas vienadas sveikas. Bonoks
Skalpelas, dosė. Dar yra laiptai. Jo, žinau, tik tais kažkuriam yra lubos labai linkusios, nežinau kuriam nami. Tualetas buvęs. Čia turbūt vonios patalpa. Foteliai čia svetainė gal buvęs. Bet jeigu čia būtų pavojinga, nieks čia neįleisti jau čia. Nu. O čia koks didelis kambarys, tapetai nusiūta. Madona savas. Gyvam aukštyn pažiūrėti. O, čia visai tvarkingai. Čia nieks neišdraskyta buvę. Palėpė kažkokia. Tamsieji kambariukai tie vadinami. Naujas būstas. Ai, gal tiek to. Einam, gal geresnį rasim. Ginsim pakliūti antrą namą. Ir pažiūrėsim, ko čia yra. Durys uždarytas. O čia laiptuvė antrą aukštą nebėra. Bet toks visai fainas išplanavimas. Žiūrėk, čia didžiausias kambarys, nu gerai, čia įsivaizduok, kad ateini iš garažo. Čia turėkliukai, apeini koridorius. Čia atsargiai tos, kai lipsit čipuonas, tokias lentutės. Jo, vonios patalpa. Kambarių daug, va čia į didįjį durys. Gal čia net visieną buvus, atskiri būtų 2 kambariai. Galbūt kažkada. Puodelis. Jau mačiau, kad tą puodelį filmavo Daiva Petrikaitė. Ir žiūrėk, nepavydėk, keliauk ir tu. Šitas švaras, be šiukšlynų. Šitas namas buvo pigesnis laiptas įsidėjęs, nes visiškai suyra, palyginimui ten. Arba girti betonavo. Arba girti betonavo. Langai išdaužyti. O, čia biškai to. Nuo dažų. Televizoriaus rėmas. Langas į gamtą. Duris į gamtą. Balenciaga, oi ne, banką remontės. Nu, išplanavimai vienodi. Tai va, trečią namą aplankėme ir čia gal nebeisim. Eisim ieškoti Stirnos Muižo dvaro. Pažiūrėsim, kaip ten atrodo tas. Išeinam, reikia uždaryti duris. Stirnų dvaras. Ten buvęs fontanas matosi. Ir dabar mėginsim lįsti į vidų. Pažiūrėsim, ką čia galim pamatyti.
Galbinėti nežinau. Jo, čia grybai. Mėginsim lipti ant aukšto. Turėkų nebėra, bet pakankamai rimti. Dažų lieka nesusitikė. Šį balkoniuką noriu pažiūrėti. Iš balkoniuko koks vaizdas. Kregždutė. Skris čia prie mūsų. Žiūrėkit, kokios lubos buvę. Gipsinės. Čia nieko. Iškraskytas pertvaras sieną. Bet čia ištinkuota, kaip lygiai viskas. Razėčių daug. O, dar trečią aukštą yra laiptai. Čia kitas grindis. Mėginam kilti trečią aukštą. Čia irgi betoną. Pertvaros didžiulės, storos. Čia irgi lubos kokios puošnios buvusios. Čia tamsus tie kambariai, bijau, kad per kamerą gali nesimatyti. O, čia šviesa. Čia užeikim. O, tapetai kokie buvę ryškus. Koks aidas čia kalbant. Apsileidai. Kaip? Čia dar ir sklepas yra. Durna gal. Kol sulaukiau, kol ateis. Nu va, išlindau. Viduj šalta, vėso. Apleisti kambariai, nuniokoti. Ateinu prie tos buvusios fontano vietos. Ir kas čia yra, čia toks kai šulinys padarytas. Taip atrodo tas dvaras. Kažkada buvo gražus laiptai, gražios trinkelės. Dabar mėginsiu pakliūti sklepą. Koks skliautinis sumūrijimas. Ir laiptai mediniai.
tokie gal ne patys saugiausiai atrodo. Bet reikia palengva leistis. Ir ką mes jau pamatysim, nieko. Jau pridaužyta. Buvusios gražios durys. Vitražinis parketas koks. Kas čia mane kviečia į baseiną? Undinėlė. Vandenėlė, nu, vesk į baseiniuką. Nu, aš mėgstu. O čia spa buvo. Bet gilus koks. Nu, matos, pilžų rodavė, iki kiek vandens būdavo. Čia durys degusios jau. Ai, čia gaisras, tai buvęs, čia su virtuve. Čia sauna buvus, nes medis visur. O delfinas dabuvęs beveik nulaukas. Čia gal dušai buvę. Bijau aš lipti ten į viršų, nes labai čia tie laiptai, tai atrodo. Nu, aš pamėginsiu. Vien dėl tų iš parketo pagamintų laiptų. O gal į nelip, pažiūrėk čia. Nu, tai aš Ai, įsakiau. tas dugnas atplyšęs visą. Bet čia, kad čia laukas yra. Nu, tai čia iš pagaisro gal, kai sugriuvė. Bet tai, kad čia nėra ko, matai. Ai, kad čia iš karto. Židinys vakamencai. O kūdra su varlių koncertu. Tai visas antras aukštas sudegė. Radau laikraštį 2000 metų. Kas taip? Anglies maišų. Anglies? Ne, nenoriu. Buvus kažkokia salėtvė, kas nors sušokė į gabalus. Kriauklė sudaužyta. Žiūrėk, batukus tau radau. Nu tai, naujausias mados klyksmas. Oda. Buvę turbūt pagrindinis įvažiavimas į dvarą. Likę vartų kolonos. Pastatas sugriautas, čia kažkoks jau kaip daugiabutis buvęs. Va šitą nuotrauką sumatęs. Svirna ta sulinkusi. Šiaip gražiai atrodo. Kur bakūžė samanota. Mėginam užlipti kitą namuką. Laiptai dar visai tokie padorus atrodo. O čia baldai yra dar. Komoda kažkokia. Šraižyta graži. Pečius buvęs. Staliukas. Va ir lova buvus. Tapetų likučiai. Plakatų kelintų metų. Čia laikraštis. Du 4 metų. Šarpėjaus plakatas. Montana. Ką leidžia žemyn? Porą minučių ir apsirėta viskas. Nu, kaip tau tas stirnas muiža? Ir kažką. Man visai patiko. Daug pastatų, dabar eisim prie Per daug. malūno. Norėtus ką nors įdomesnį. Eisim, mačiau, kur yra malūno liekanas, dėjo. Artėjam prie malūno. Gerai, kad sausa, nes atėjimas per laukus. Išvažinėtas kažkas traktorių. Malūnas apaugęs beržais.
Čia kai ta apvali skylė kaip iš patrankos būtų pramušta. Nu ką, bandom bristi ir lysti į vidų. Žiūrėsim, iš vidaus žinau, kad turėtų geras nuotraukas atrodyti. Piktų dilgėlių yra biški, kažkokie krūmai. Oba. Jaučiuosi kaip pily kokioj. Molis su akmenim drėktas. Štai toks tas maloniukas, ten viršų jau gan didelis, tas beržas užaugęs. Sienas kokią storumą galite įsivertinti, apie metrą gal. Vidui nieko neišlikę, bet vis tiek įspūdingai atrodo. Keliausim prie mašinos ir dabar vyksim į sekantį numatytą objektą. Žiūrėkit, žalčiukas, bet koks piktas. Kai gazdinas. Sodie Stirnų kaime. Išvažiuojam. Štai. Taigi aplankėm šiandien Lievocės bažnyčios griuvėsius, Stirnų kaimą ir dvarą. Dabar atvykom į trečią savo objektą, Rubi bažnyčios griuvėsius. Gerai, ačiū, kad atsidarėt varteles. Ir užeikim, pažiūrėkim, kas čia yra. Vau, bet čia koks bokštas išlikė. Nepamiršk persižegnuoti įėjus. Ne, niekam nesiskir. Tik ten toks buvo gilesnis. Beržai didesni. Ir arkų nėra. Įeini pro bokštą. Ir čia... O ten iš vis bokšto nebelikę buvo. Jo, čia daugiau akmenų. Bet čia apačia tokio betonų, grįžta kažkokia. Kryžius. Ir matai koks kupolas, bet čia tai baisiai atrodo, jeigu tas plytas kristi nejudink, tai jau nieko geriau. Čia žiūrėk, autoriukas padaryti, žvakė buvo pridegta. Išbėgęs vaškas. Rubi bažnyčia. Nu, ne bažnyčia, tai kas likę iš bažnyčios. Čia kas neklausydavo, kam pastatydavo šitą. Tai va tokia ta Rubi bažnytėlė. Toks vaizdas iš išorės Rubi bažnyčios griuvėsių. Po šitos Rubi bažnyčios apžiūrėjimo jau suksim į Lietuvą ir keliausim aplankyti technikos paminklo Kurmaičių tilto netoli Mažeikių. Varteles uždarykim. Palikim taip, kaip radom. Rubi Church. Atvykom prie paskutinio savo objekto, Kurmaičių geležinkelio tilto. Kurmaičių senasis geležinkelio tiltas, statytas vokiečių.
Kiek metalo. Pažiūrėkime, ką čia rašo. Tiltas per Ventos upę statytas tiesiant Liepojos Romnų geležinkelio Liepojos Kaišiadorių atkarpą. Statinių kompleksą sudaro geležinkelio tiltas, rytų Sarginė ir vakarų Sarginė. Tiltas per Ventos upę statytas Liepojos Kaišiadorių. Anksčiau tiltas vadinosi Pumpurų tiltu, nes buvo netoli Pumpurų geležinkelio stoties. Pirmo pasaulinio karo metu rusai kaudamiesi su vokiečiais tiltą susprogdino. Lipu į viršų tokiais vaipčiukais ir lipsiu ant naujo tilto. Pažiūrėsim, kaip nuo ten atrodo. Senasis Kurmaičių tiltas. Užlipom prie atbraivos, kur buvęs senasis geležinkelis ir kur eina tiltas. Mums pasitinka va tokie vaizdai. Įspūdingai atrodo. Lip čia į viršų, labai gražu. Čia tos sarginės, vienam šone ir kitam. Šiandien iš viso Viecavos bažnyčios griuvėsiai, Stirnų dvaras ir Stirnų kaimas apleistas, tada Rūbi bažnyčios griuvėsiai ir Kurmaičių tiltas. Tokį ratą prasukau ir dabar jau vyksim atgal namo į Šiaulius. Tai apie 300 km gaunas račiukas ir visą dieną praleista. Visą dieną super. O jūs toliau žiūrėkit, laikinkit ir prenumeruokit mano kanalą. Iki.